Pirmasis raundas, 2 minutės. Šioje kovoje sportininkai kovojant įvertinant taškais. Jeigu yra atliekamas veiksmas, vertas įvertinimo, jis rodo iš karto kokiame lygmenyje yra pasakoma, tai vienu skaičiamas naujomas, pusė pergalės Lazarė. Ir visi žiūrint iš čia, akivaizdžiai matysime, kuriam sportininkui ir už ką yra skiriami taškai. Paprastai kovose tokiuose vertinimai yra aukšti smūgiai kovomis, šiek tiek kad be gynybų veiksmų šiuo atveju, kad žinome atlikti savo aukštas smūgis koja ir raudona juos daryšantis sportininkas gauna pirmąjį tašką, Rytis Gelažis. Sportininkai gali susikabinti už kimono, tos pirštinės nedidelės leidžia padaryti, galima sukibimas galimas iki 5 sekundžių. Nukritus partnerėje, atlikus lietimo veiksmą, galima kova iki skausmingo veiksmo iki 10 sekundžių. Baigėsi pirmasis raundas. Šiuose kovose sportininkams poilsis nėra duodamas, yra tik sutvarkoma apranga ir sportininkai kviečiami antrajame raunde. Kol kas laimi 1 tašku Rytis Gelažis klubas Tora. Palaikykite šį sportininką. Pirmasis raundas. Iš tikrųjų, daržų ryšinis sportininkas jau šiek tiek ilgina kovą ir jam nėra galbūt tikslo pulti, nes jis pirmauja, tačiau alytiškis turėtų aktyviau dalyvauti šioje kovoje, nes jis atsilieka 1 tašku. Jeigu partnerėje nukritus sportininkams nevyksta veiksmas, referi gali stabdyti kovą anksčiau, nebūtinai turėtų tęstis pasyvi kova 10 sekundžių. Baigėsi ir antrasis raundas, kol kas rezultatas nesikeičia. 1 tašku pirmauja Toros sportininkas Rytis Gelažis.
Sportininkai kviečiami trečiajam raundui. Trečiasis paskutinis raundas. Jeigu kova baigsis lygiosiomis, galimas pratęsimas iki pirmo taško arba dar papildomas visas raundas 2 minutės. Ходіть, що вайкли. Sportininkas tikriausiai jau susitaikė su pralaimėjimu, kadangi nesiima visiškai aktyvių veiksmų. Na ir šioje kovoje kol kas taškų ir pirmauja kaunietis Rytis Gelažis. Baigėsi ir trečiasis raundas, taigi Rytis Gelažis 1 taškas priekyje. Kovos atstovas dabar teisėjai vertina kovotojus. Na ir šios kovos nugalėtojas